mankštelę tai jau galite visą daryti. 1, 2. Tai tokiais užfiksavimais, ne? Jo tokiais papurtimais, nes reikėtų jį biškai taip aplaiduoja geriau. Na, ir iš tokiam pradedam, kai yra pasyvius pratimai, visada pradedam nuo didesnių sąnarių ir einam prie smulkesnių. Tai aš pradedu nuo petuko. Jeigu jums va šitaip neišeis, kaip aš, jūs galite pasiimti, pamėginti va šitaip, tiesiog alkūnę fiksuoti. Tai va taip yra biškai lengviau. Palangstom. Žiūrėk, kaip duosiu. Tai dabar va pirščiukus. Galima visus kartu, tą jau atskirai, nes tas svarbiausias yra. Nu ir galime ir po vieną. Laikui vieną pusę, į kitą pusę, į vieną. Visada pratimai turi būti simetriniai, visada kiek darot vienoj, tiek ir kitoj pusėj. Kur yra poriniai. Kuspartis. Ir taip pasukinėjam, gerai. Ir galima rankytė, va tas jau didesnė yra. Tokius per pilvelį pabraukimus. Čia jau šitą, jau sensoriką lavinimą. Per pilvelį, va caca, pamokyt savo caca. Ir mamytei per veidelį caca, aišku, dabar tiek tai išeina, bet puikiai tiesia, va galima. Galima dar ką nors paėmus, per ką nors braukti. Va čia tokie sensorikai lavinti, tas vat irgi eina. Dabar tą patį pakartosiu.